Akademikas Darius Pocevičius, rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas. Laisvalaikiu reaguoju ir interneto portalą Anarchija.lt. Anarchistai pasisako už savivaldą, už savitarpio pagalbą žmonių ir prieš hierarchiją, prieš autoritarizmą. Todėl jie praktiškai visi anarchistai yra antifašistai Lietuvos. Ir tai yra kvepia tiesioginė konfrontacija su neonacijų judėjimu, tuo pačiu interneto portalu Patriotai.lt, Kraujas ir garbė, ir ten muzikininkų portalu. Galiu pasakyti, kad per šitą pastarąjį pusmetį yra bent 3 tiesioginio tokio kontakto su priešingomis grupuotėmis, tai yra buvo bent mažiausiai 2 kartus grasinama tiesiogiai gatvėje ir kavinėje, viešoje erdvėje mūsų redakcinės kolegijos nariam, konkrečiai Kasparui Pociui. Buvo dar incidentas per sausio 13 mitingo profsąjungų, kai mes būriavomės prie Seimo ten profsąjungų susitarė ir buvo irgi grupuotė skustagalvių, kurie apspjovė anarchistų vėliavą ir bandė išprovokuoti ten ar muštynės ar ką, bet mes tam nepasidavėme ir tiesiog pasitraukėme iš šalį. Lietuvos anarchistai, būdami anti-autoritarai, nori įspėti apie 2 pavojus, kurie dabar Lietuvoje irgi pastarąjį pusmetį labai akivaizdžiai matosi. Pirmas pavojus tai yra fašizacija, bendra Lietuvos visuomenės fašizacija. Iš įvairių visuomenės grupių, tiek iš žiniasklaidoje, tiek pilietinių grupių sklinda įvairūs negeri dalykai, tai yra antisemitizmas, su tomkom priešakyje kažkodėl suviešėjo pastaruoju metu. Sklinda tie patys smurtiniai komentarus, pažiūrėkite, tuos pačius internetinius, tai yra antigėjiški, ksenofobiški, homofobiški. Toks suviešėjimas pastarąjį pusmetį, galbūt pastarosius 3 mėnesius, leidžia kalbėti apie grįžimą į 26 metus. Tai yra niūrus smetoniniai, tarkim. Antras pavojus, kuris yra pastarosiamis, netgi mėnesiais, savaitėmis, tai yra patriotizmo sąvokos, patriotizmo termino privatizacija. Tai buvo panašus atvejis 91 metų pabaigoje, galbūt ten tais metais, tai buvo privatizuota ganėtinai negražiai sąjūdžio kategorija, sąjūdžio terminas. Ta padarė kai kurie žmonės susiję su Landsbergiu, tai jie bandė nusavinti sąjūdžio vardą. Dabar vyksta naujas procesas, tai yra nusavinamas patriotizmo terminas. Reiškia, dešinieji kraštutiniai, ultrapatriotai pasisavins šitą terminą ir niekas nebeturės teisės gauti Lietuvos patriotų, išskyrus nedidelę grupelę pačių aršiausių ksenofobų, nacionalistų, mes juos vadiname neonacijais. Tai va tos 2 grėsmės Lietuvai šiandien yra akivaizdžios.